Taip, pašnekėsime šiandien ir pabandysime prisiminti trigonometriją reikalingą mūsų būtent egzaminui. Kaip visada prašysiu rašyti man į čatą ir skaičiuoti kažką, kad nebūtų taip liūdna ir kad būtų ką daryti, bet pradėkime mes nuo paprastų dalykų, nes be jų negalėsime judėti toliau. Visų pirma, jūs žinote, kad pas mus atsirado tokia sąvoka kaip radianai. Tai mes dažniausiai naudojame laipsnius, kada mes šnekame apie geometriją, bet dabar atsirado ir radianai. Kam jie atsirado? Radianai susiję su pi, tai jūs tą puikiai žinote, ir mes naudojame radianus su trigonometrija, nes trigonometrija susiję su šituo apskritimu, kurį jūs dabar matote. O kadangi apskritimo visi dydžiai ir yra susiję su raidė pi, tai tada ir pagalvoja matematikai, kad būtų labai faina susijęti ir išmatavimo kampo irgi su pi raidė. Nes tada visi skaičiavimai ten gražiai vietoj atsistos. Kas liečia jau fiziką, kas liečia gilesnius skaičiavimus, bet mokykloje užtenka žinoti tiesiog, kiek yra radianų, kiek laipsnių. Dabar aš labai greitai paminėsiu tik svarbiausius taškus dabar ant apskritimo ir labai svarbu žinoti būtent ant apskritimo, kur jie yra. Nes mes šiandien darysime užduotį su arc sinusu iš bandomojo 26 metų. Ir ten tai ganėtinai svarbu tiesiog žinoti ir orientuotis ant apskritimų. Tai pradėkime mes tiesiog nuo to, kad reikia žinoti kaip minimum 4 svarbus taškus. Tai pirmas taškas yra taškas 0, mes pradedam čia. Tada jeigu priminsiu, mes einame į šitą pusę, mes einame su pliusais, pliusiniai bus kampai. Jeigu mes einame į šitą, tai visi kampai su minusu bus. Tai galite eiti kaip ir pagal laiko rodiklę ir prieš. Tada pirmas taškas, aišku, yra 0. Antras taškas svarbus yra tas taškas, kuris mūsų ketvirčius dalina. Pirmas ketvirtis čia, priminsiu, antras ketvirtis čia, trečias ketvirtis čia ir čia yra ketvirtas paskutinis ketvirtis. Tai dabar pirmas ketvirtis svarbus taškas yra 90 laipsnių. B lygiui nereikia, jeigu yra šiandien B lygio žmonių, tai nereikia jums radianų. Dažniausiai viskas laipsniuose, bet A lygis dažniausiai mato tik radianus egzaminuose. Tai pažymėsiu, kad čia yra 90 ir tai yra pi iš 2. Reikia mintinai žinoti šitus taškus. Kitas svarbus taškas yra pusė apskritimo. Pusė apskritimo yra pi 180 ir dar vienas svarbus yra 3 pi iš 2, kas yra 270 laipsnių. Tai kiekvienas šitas žingsnis po 90. Ir galų gale mes prieiname prie taško 0 arba prie taško 2 pi arba 360 laipsnių, nes visas apskritimas sudaro tiek laipsnių. Dabar dar 3 taškus mes galime pamatyti formulio lape, bet irgi būtų faina mintinai žinoti, bet jeigu pamiršite, galite pažiūrėti formulyną. Ten jūs pamatysite, kad 30 laipsnių tai yra taškas pi iš 6. Kad 45 laipsniai, kuris randasi čia taškas, yra pas mus pi iš 4 ir 60 laipsnių yra pas mus pi iš 3. Vat jeigu jūs žinosite kiekvieną šitų taškų, kur galime jos pažymėti, tai tada mes labai lengvai galėsim paskaičiuoti ir tašką, jeigu reikės čia, ir tašką čia, tai kur jums tik reikės. Tai dabar aš noriu paminėti jums, kad tenka pereiti iš laipsnių į radianus. Ir aš žinau, kad mokykloje ten yra tos formulės, taip kaip pereiti iš laipsnių į radianus. Laipsniai į radianus arba atgal. Ir aš jums pasakysiu atvirai, aš tos formulės mintinai nežinau ir neplanuoju žinoti, nes man atrodo, kad ir taip per daug formulių yra, dėja formulių lape nesurašo šitų formulių. Bet jums užtenka, aš labai mėgstu šitą pavyzdį, jums užtenka žinoti bent vieną sąryšį. Ir mes galėsime naudotis proporciją. Žiūrėkite, aš visada taip darau. Tarkime, man reikia, aš turiu kampą, kuris yra 35 laipsniai. Ir aš noriu sužinoti, kiek čia yra radianų. Aš nežinau tos formulės, bet ką aš žinau? Aš parašysiu vieną sąryšį, kurį aš tikrai žinau, kad tarkim 180 laipsnių yra pi radianų. Tada pagal proporciją rašysiu laipsnius po laipsniais, rašau, kad 35 laipsniai, nežinau kiek yra radianų.
Tai svarbu, kad čia primenu jums, kad radianai po radianais, laipsniais po laipsniais. Ir tada mes tiesiog rašome, kad, pagal proporciją savybės kryžmai dauginam ir matome, kad aš raščiau, kiek tai yra radianų, reikia 35 kart pi ir padalinti iš 180. Ką supaprastinus, aš turėsiu 7 pi iš 36. Tai štai toks yra mano kampas 35 laipsniai į radianus. Tai nereikia žinot formulių, atgal keliausite taip pat. Jeigu jūs turite radianus ir jums reikia į laipsnius atgal, tai irgi naudokite šitą sąryšį, tik labai gražiai po tuo sąryšiu radianai po radianais ir laipsniai po laipsniais. Ir viskas, ir jūs turėsite kampą. Nežinokit, būna, kad tenka pervest į kitą. Dabar klausimas jums. Gal kažkas turi skaičiuotuvą, kuris automatiškai daro tą iš laipsnių perėjimą į radianus? Nes dėja, tarkime, tas skaičiuotuvas mano Casio 570, jis automatiškai nedaro. Tai jeigu kažkas turite ir žinote šitą funkciją, prašykite, prašau, į čatą savo modelį skaičiuotuvo ir parašykite, kaip naudotis tą funkciją tiesiog, jeigu yra toks mygtukas. Dėja, aš tokio neturiu. Galimai tas Casio 991 turi tą funkciją, aš girdėjau, bet aš nežinau, kokia jinai yra. Tai aš labiau gal rekomenduočiau šitą skaičiutuvą, nes jis galingesnis. Nors irgi ne visada reikia, aišku, visų funkcijų, bet jūs pagal save žiūrėkit. Tai jeigu man reikia išversti, tai aš visada proporciją naudoju. Man tai kaip ir nėra problemų. Dabar dar vienas pastebėjimas apie skaičiutuvą. Kada jūs skaičiuojate B lygis, visada siūlyčiau jums pažiūrėti viršuje skaičiutuvą, kada jūs jų jungsit. Jūs matote arba D raidelė dega, arba R raidelė viršui dega. Tai jeigu pas jūs yra D raidelė skaičiutuvė, tai reiškia, kad pas jūs įjungta dabar funkcija degrees, tai yra laipsniai. Jeigu pas jūs yra R, tai reiškia radianai. Tai labai atsargiai. Būna, kad mes kažką skaičiuojam, gaunam atsakymą, o nepastebėjom, kad mes vedam laipsnius, o skaičiutuvas dabar stovi su radianais. Tai čia A lygis, labai atsargiai žiūrėkite, pereikite iš vieno į kito, jeigu reikia. Jeigu jūs esate B lygis, sakyčiau, nustatyti jums, kad būtų visada D lygis, o D lygis, sakau, D laipsniai, degrees, ir tada jūs niekada ir negalvosite, kad tai jums gali ne tą atsakymą radianuose parodyti. Bet čia yra ganėtinai svarbu. Gerai, tai čia kas liečia tiesiog laipsnius, mes dabar dar neturėjome nei sinuso, nei kosinuso. Ir dabar, kodėl tai yra svarbu, nes mes keliaujame ant tokio vadinamojo vienetinio apskritimo, kur jau, taip sakau, gyvena sinusas ir kosinusas. Kur jie ten gyvena ir kodėl yra koks įrodymas, mes šiandien nežiūrėsime, mes šiandien pakartosime, kur mes galime pamatyti ir nuspręsti, kam lygus sinusas, kam lygus kosinusas. Vienas iš svarbiausių dalykų, ką jūs turite pažymėti ir atsiminti, tikiuosi prisimenat, kad sinusas, aš taip visada sakau vaikiškai, bet sinuso reikšmės atsakymai gyvena ant OY ašies, o kosinuso ant OX ašies. Čia yra svarbiausias dalykas. Jeigu jūs tik žinosite, kokia ašis ką reprezentuoja, tai jūs galėsite labai lengvai padaryti labai daug užduočių su vienetiniu apskritimu. Dabar, ką reiškia, kad sinuso reikšmės yra ant OY ašies, o kosinuso ant OX? Jeigu aš pasirinku kažkokį tašką, iš tiesų aš pasirinku kampą, bet matematikai tokie tinginiai, kad jeigu galima nebraižyti šito kampą ir nerodyti, kad čia kampas alfa, kam braižyti, jeigu aš galiu tiesiog taip tašką pažymėti ir mesgi suprantam, kad aš čia turiu omeny kampą. Bet iš tiesų dabar nubraižysiu mums kampą, kad mes jį matytume. Tarkime, mes turime kampą A, alfa, bet čia bus koordinatė, taškas A. Tas taškas A turi dvi koordinatės, kaip visada su funkcijom pas mus. Tai pirma koordinatė yra X, antra koordinatė yra Y. Tai kada aš jums sakau, kad kosinusas yra X ašis, tai reiškia, kad jeigu jūs norite rasti kosinusą šito kampo, kurį jūs čia turite, kosinusą alfa, tai jūs tiesiog turite pažiūrėti į X koordinatę. Iš tiesų kosinusas yra tiesiog X koordinatė. Jeigu jums reikia sužinoti sinuso reikšmės, trūksta jos, tai tada Y koordinatė faktiškai. Šito taško, kur jūs esate.
tai faktiškai aš galėčiau perrašyti, kad A yra taškas, kurį mes čia turime, ir koordinatės taško A yra cos alfa, o čia yra sin alfa. Tai labai dažnas uždavinukas būna per egzaminą. Dabar kitas dalykas, kad jeigu aš dabar pasakiau, kad sinusas yra OY, kosinusas yra OX, tai mes automatiškai, kadangi tai buvo pavadinimas vienetinis apskritimas. Kodėl jis vienetinis? Dėl to, kad spindulys yra vienetas šito apskritimo. Tai gaunasi, kad čia yra nuo centro iki čia yra vienas, jeigu mes šnekam apie x tiesiog ilgį, ir į kitą pusę minus vienetas. Čia koordinatės būtent taško, ne kampai, taip, o koordinatės. Tai dabar mes tiesiog galime padaryti išvadą, kad, jeigu mano laipsniai gyvena, taip sakau, gyvena ant apskritimo, taip, visur ant apskritimo, tai aš niekada negaliu išeiti, aš visada žiūriu arba x koordinatę, arba y koordinatę. Tai aš niekada negaliu išeiti iš ribų šito apskritimo, aš negaliu čia atsidurt, aš negaliu čia atsidurt, taip pat negaliu čia jokios koordinatės turėti. Tai gaunasi, kad mano, čia kita svarbi išvada, kosinuso x ir sinuso x reikšmės visada yra intervale nuo minus vieneto iki vieneto. Tai čia sako ne dėl to, kad čia kažkokia taisyklė, kurią reikia taip išmokti. Čia yra rodoma ant vienetinio apskritimo ir mes viską čia matome. Tai žiūrėkite, kosinuso ir sinuso reikšmės tai tikrai nuo minus vieneto iki vieneto. Dabar iš čia keliauja tas dar sąryšis, kurio kartais reikia, bet labiau sakyčiau, kad reikia 12 klasiai, bet jis yra svarbus ir bazinis, tad užrašykim. Tiesiog kosinusas kvadratu plus sinusas kvadratu yra vienetas. Iš tiesų tai yra Pitagoro teorema, kadangi kosinusas yra šitas statinis xa, o y yra šitas statinis sinusas. O čia yra vienetas, nes spindulys yra vienetas. Trikampis yra statusis ir jūs tiesiog turite kaip Pitagoro teoremą, kad x kvadratu plus y kvadratu lygu įžambinė, vienetas. Čia aš jau apie įrodymą norėjau tik pasakyti, kad irgi ir šitas sąryšis iš šito brėžinio labai gražiai atkeliauja. Kas svarbu mums? Labai dažnai per egzaminą sako, raskite tangento reikšmę. Ir tangento reikšmė yra vienas variantas, kaip ją ieškoti. Jūs galite tiesiog formulių rinkinyje B lygis turi šitą sąryšį, A lygis neturi, bet mes visai tikiu žinom, kad tangentas yra sinusas dalintas iš kosinuso. Tuoj va taip matysis. Tai jeigu mes turime koordinatės, turime sinusą, turime kosinusą, tai mes tiesiog galime rasti tangentą pagal dalybą. Tai jokios problemos nėra. Bet per egzaminą būna, kad sako, kad pavaizduokite, arba nepavaizduokite, bet pažiūrėkite, kad į tangento ašį. Kur yra tangento ašis, jeigu aš pasakiau, kad ašis OY užimta, ašis OX užimta. Kur yra ta tangento ašis? Tangento ašis keliauja čia ir jinai yra lygiagrečiai eina su OY ašimi. Aš ją taip paboldinsiu dabar. Konspektuose, kuriuos aš po to pasidalinsiu, tai gražiau viskas bus. Tai čia yra tangento ašis. Tangent alfa ašis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš turiu kažkokį tašką, jūs turite tą tašką A jūsų. Dabar aš čia ištrinsiu, kad mums nemaišytų. Bet tarkime, aš turiu tašką A. Kad dakeliaučiau iki šitos tangento ašies, tai aš turiu eiti kaip per centrą. Sakykim taip, pratęsti šitą kampą mano. Kampas lieka toks pats, taip. Ir va čia yra tas taškas, būtent tas aukštis, sakykim taip, kur jūs matote tangento reikšmę. Tangento ašyje, jeigu jūs sinusą tiesiog žiūrite pagal tašką į OY, kosinusą į OX, o čia yra tangento. Tai ant kiek aukštai jūs čia būsite, matote, kad tangentas tai tikrai aukščiau vieneto gali būti, nes va čia kažkur tas vienetas yra pagal tangentą. Tai kartais būna, kad mes matome brėžinyje ir mes gal šiandien, aš neprisimenu, ar įdėjau jums tokią užduotį, bet pamatysim, tikiuosi, kad tangento ašis yra dar parodyta. Tai taip irgi būna. Dabar greitai labai pavyzdys. Jeigu mes čia, tarkime, turime tašką B, konkretus taškas. Taškas B turi koordinatės, žinau koordinatės, yra minus šaknis iš 3 iš 2
ir yra minus 1/2. Va čia yra koordinatė, taip, minus 1/2, o čia yra koordinatė minus šaknis iš 3 iš 2. Tai jeigu man reikia pasakyti, kam lygus sinusas kampo beta, tai aš tiesiog žiūriu, kad tai yra pas mane y koordinatė, taip, y. Sinusas, tai minus 1/2. Ir viskas, daugiau nieko nereikia. Jeigu pasako kosinusą, tai tada aš tiesiog žiūriu į x koordinatę. X koordinatė pas mane yra minus šaknis iš 3 iš 2. Ir viskas. Jeigu paprašo, raskite tangentą. Nu gerai, tai tangento ašies aš nematau, įsivaizduokim, neturiu ten koordinačių, tai tangentas yra tiesiog sinusas iš kosinuso. Tai aš imu sinusą minus 1/2 ir dalinu iš kosinuso minus šaknis iš 3 iš 2. Ir tada aš tiesiog turiu atsakymą šaknis iš 3 iš 3. Tai va čia toks paprastas pavyzdys, kaip ir ką mes galėsime pamatyti per egzamino užduotis. Dabar keliaukime toliau, padarykime dar porą išvadų apie tai, pašnekėkime apie ark kosinusą, ark sinusą ir tada mes keliausime prie užduočių pirmojo bloko. Dabar, kadangi aš jau pasakiau jums, kad sinuso mūsų ašis yra OY, aš dabar ją taip pahailaitinsiu jums, tai aš noriu žinoti, kokius ženklus sinusas, kosinusas ir tangentas turi kiekviename ketvirtyje. Tai primenu, kad čia pirmas ketvirtis, šitas antras, trečias ir ketvirtas. Dabar, jeigu aš turiu sinusą OY ašį, nu čia tai yra 0 per vidurį. Tai visur viršui tada y bus su pliusais, nes va čia bus tos koordinatės viršui. Trečias ir ketvirtas ketvirtis turi su minusais. Tai tiesiog žiūrim pagal OY, kur OY su pliusais, kur OY su minusais. Ir viskas. Tai žinokit, aš taip visada, jeigu man reikia prisiminti arba pasakyti, ar ten teigiamas sinusas ar neigiamas, aš labai dažnai tiesiog braižau, man taip paprasčiau yra. Tada kosinusas. Jeigu kosinusas yra pas mane x ašis, tai taip pat analogiškai pagal x koordinatę žiūrim. Jeigu čia 0, ten į šitą pusę vienetas, į šitą minus vienetas. Nu tai aišku, kad viskas, kas bus čia, tai bus su pliusais, viskas, kas bus čia, tai bus su minusais. Dabar, kas su tangentu? Su tangentu labai paprasta ryšis, dėl to, kad mes žinome, kad tangentas yra sinusas dalintas iš kosinuso. Tai žiūrint į pirmą ketvirtį, aš matau, kad sinusas yra su pliusu, kosinusas yra su pliusu. Nu, tai reiškia, kad dalybos rezultatas irgi su pliusu. Antras ketvirtis sinusas su pliusu, kosinusas su minusu. Nu tai dalinsiu pliusą iš minuso, gausiu minusą. Tada trečias ketvirtis minusą iš minuso, gausiu pliusą ir ketvirtas ketvirtis minusas iš pliuso, vėl gaunu minusą. Tai taip galima labai greitai tuos ženklus savo nustatyti. Kitas būdas, kaip galima greitai nustatyti ženklus, paimti kažkokį kampą iš intervalo, įvesti, va čia tarkim kosinusas, nežinau, 150 laipsnių, čia yra antras ketvirtis. Ir pažiūrėti, koks atsakymas pas jūs. Atsakymas bus su minusu. Nu tai reiškia antrame ketvirtyje kosinusai su minusu. Tai irgi neblogas variantas, bet čia jums reikia žinoti labai gerai apskritimą ir kuris būtent kampas yra kur. Būtent pirmoji ten dalyje, nu kaip ketvirtėje, sakykime, antrame ketvirtėje, trečiame ir taip toliau. Tai va čia kodėl aš pradėjau nuo tų laipsnių, radianų ir taip toliau. Dabar dar vienas svarbus sąryšis, kurį mes tiesiog pagal faktą užrašysim, nėra formulė lape, visada yra per egzaminą. Visada. Sinusas minus x. Arba minus alfa, nesvarbu, minusinis kampas jeigu. Tai jeigu sinusas ir viduj minusinis kampas, tai jūs galite perrašyti be to minuso, bet minusas, kaip jūs sakau, taip iškeliauja į priekį. Tai sinusas minus alfos yra minus sinus alfa. Labai svarbu. Reikia žinoti ir A ir B lygiai. Kosinusas minus noriu x rašyti, minus alfos yra, kosinusai yra be skirtumo. Mes šnekėjom praeitą pamoką, kad kosinusas yra lyginė funkcija, jam jokio skirtumo nėra. Tai kosinusas tai tiesiog kosinusas. Ir tada tangentas. Tangentas elgiasi visada kaip sinusas, jis jam kaip pora tokia, tai gaunasi, kad minusas iškeliauja į priekį. Tai mes šnekėjome apie tai ir kada žiūrėjome funkcijas, bet aš primenu prie trigonometrijos, nes be šitų sąryšių judėti toliau negalėsim. Ir
dar vienas momentas, kuris vadinasi arc funkcijos. Kasgi yra tos arc funkcijos? Dabar arc, kosinus, arc sinus ir taip toliau. Tiesiog pažymėkime arc funkcijas. Ką jos daro? Žiūrėkite, vat paprasta taisyklė. Dažniausiai mes turime sin arba kos, sinusų dabar paimsiu kaip pavyzdį, ir viduje sinuso yra visada laipsnis. Arba kitaip sakam kampas. Gali būti ir radianis, bet svarbu, kad kampas į vidų. Nebūna sinusas tiesiog 3 cm. Nu, nebūna. Sinusas būna laipsnių tiesiog, arba radianų, kampas viduj. Ir rezultatas sinuso visada yra kažkoks skaičius. Va ten jau skaičius. Tai žiūrėkite, gauname skaičių. Skaičius. Nu ten 1/2, -1/2 iki vieneto. Taip, skaičius. -1 iki vieneto. Dabar, ką daro arc funkcija? Čia tai toks Ctrl+Z sakyčiau. Tai jeigu mes turime arc funkciją, tai arc funkcija visada to skaičiaus būtent. Nebūna arc ir viduj laipsniai. Neturėtų būti. Čia yra neteisingai. Tai tada gaunasi, kad mes čia turim skaičius ir arba reikšmė. Nu, tas atsakymas, rezultatas. Ir galų gale mes gauname tą laipsnį. Tai toks, nu, sakau, atvirkštinė funkcija. Ir yra labai svarbus niuansas. Tai kada jūs darote į šitą pusę, spaudžiat sinusą ant skaičiutuvo, kosinusą, laipsnį įvedat, tai viskas puikiai. Jokių klaidų nebus. Visada atsakymas bus teisingas. Bet jeigu aš noriu naudoti arc funkciją, jinai turi savo sąlygas arba trūkumus, pasakysiu taip. Dabar pažiūrėkime kokius. Čia vat yra labai svarbu, nes pas jūs kažkaip į egzaminą dabar deda per bandomąjį buvo su arc sinusu ten klausimas. Mes šiandien jį irgi pažiūrėsim, bet tada svarbus vat labai momentas. Tai kodėl šita funkcija, jeigu mes įvesime skaičiutuvą, ne visada duoda tikrai gerą atsakymą. Nes arc sinuso funkcija arba mygtukas skaičiutuve visada duoda atsakymą šitame intervale nuo -π/2 iki π/2. Arba jeigu, beje, nepasakiau, B lygiui nereikia arc funkciją. Arc funkciją galite naudoti, bet nebus tokio, kad reikės intervalų pataisyti. Arc funkcija yra naudojama B lygiai, bet jau ne taip giliai, kaip dabar mes einam. Tai žiūrėkite, visada, jeigu jūsų kampas yra iš šito intervalo, o kodėl nuo -π/2 iki π/2? Dėl to, kad sinusas yra OY ašis. Tai kaip ir logiška, ima trumpiausią tą atstumą nuo -π/2 iki π/2, neduos atsakymų ir iš kitos pusės. Tai jeigu jūsų laipsnis yra iš šito intervalo, nu tarkim jūs skaičiuojate arc sinusas ir ten yra tarkim kažkokia reikšmė sinuso, taip, sinusas dar čia. Ten yra kažkokia reikšmė iš šito intervalo. Tai tada viskas ok, kampas pats yra iš to intervalo, pas sinusą. Bet jeigu jūs iš kito intervalo kampą turit, tai tada be šansų, žinokit. Tada reikia jį atgal gražinti į teisingą intervalą. Ir va ten mums jau reikės pagalvoti, kaip tą padaryti. Bet parodysiu. Tai žiūrėkite, jeigu alfa iš šito varianto intervalo, tai tada mes turime arc sinusas minus, aš čia vat noriu tokią savybę parašyti jums, kad arc sinusas minusinio kampo, čia tiesiog, vat čia palaukit, minus arc sinusas. Arc sinusas A. Bet čia yra ne kampas, aš jums primenu, viduj arc sinuso yra skaičius ir reikšmė. Aš dabar šnekuoju apie patį skaičių. Bet ką mes per egzaminą matom? Mes per egzaminą dažnai matome tokį sąryšį ir šiandien pamatysim, kad yra arc sinusas sinuso. Vat ką aš šneku. Vat čia sinusas jau tas vat alfa. Jeigu šitas alfa nėra iš šito intervalo, tai jūs vedant į skaičiutuvą gausite neteisingą atsakymą. Jeigu jūsų alfa, visada reikia patikrinti, koks ten kampas. Jeigu jūsų alfa yra iš to intervalo, tai tiesiog atsakymas tas alfa. Nu tai lygs, vat, jis tai kaip čia toks atvirkštinė funkcija sinusas nuo arc sinuso ir atgal. Tai va dėl to, kaip čia lieka tik kampas. Tas pats, mes šiandien pažiūrėsim, būtinai tas pats ir su kosinusu. Bet kosinuso intervalas tos alfos turi būti nuo 0 iki pi, nes kosinusas yra OX ašis. Nuo 0 iki pi.
Tai irgi užrašysiu arc-kosinuso funkcijos savybę. Labai, tai prisipažinsiu, aš retai matau, kad šitą naudojame, bet mūsų egzaminatoriai stebina mūsų kiekvieną dieną, tai aš rašau va šitą jums savybę, kaip skaičiuoti nuo minusinio, kaip mes rašėme, kad kaip sinusą nuo minus alfa skaičiuoti. Tai čia yra tokia pat esmė, kad arc-kosinus minus čia skaičius kažkoks, minus reikšmės. Bet čia nelabai akcentuoju, tiesiog duodu kaip faktą, kurio nėra formulė lape. O dabar arc kos nuo kosinuso, va tas sąryšis alfos, yra tas alfa, bet tik tada, kai jūsų kampas priklauso šitam intervalui. Jeigu nepriklauso, jūs gausite tiesiog kitą atsakymą. Deja, ir atsakymas bus neteisingas. Tai pažiūrėsime pavyzdį, kaip reikia tą daryti, o dabar pradėkime nuo paprastų klausimų su vienetiniu apskritimu, ką tik mes pažiūrėjome. Dabar aš visgi paprašysiu jūsų pagalbos, bet greitai parodysiu ir priminsiu, ką čia reikia daryti. Žiūrėkite, mes turime vienetinį apskritimą, matome, kad čia yra 150 laipsnių ir yra taškas M. Tai mums reikia nustatyti koordinatės taško M. Tai pirma koordinatė, priminsiu, x koordinatė eina. X koordinatė tai yra kosinusas tiesiog to kampo. O y koordinatė yra sinusas. Jūsgi turite kampą. Tai į skaičiuotuvą tiesiog įvedame kosinusą 150 laipsnių ir sinusą. Ir jūs gausite vieną iš šitų koordinačių, sakykime taip. Tai paskaičiuokite, kiek tai yra ir pasirinkite tada atsakymą nuo A iki D. Tiesiog x koordinatė pas mus yra, taip, palaukit, va dabar čiatas užstrigo truputį, dabar matau, c. Tai matote, kaip čia paprasta. Tiesiog skaičiuojame kosinusą 150, kas yra x koordinatė, ir sinusas 150, kas yra y koordinatė. Ir viskas. Dėl to ir sakiau jums, kad svarbu tik įsiminti, kas yra ten kurioje ašyje. Gerai, dabar važiuojame toliau. Čia irgi paprašysiu jūsų parašyti, kuris atsakymas, 1, 2, 3 arba 4. Mes turime vienetinį apskritimą, parodytas kampas alfa ir jums reikia rasti teisingą lygybę. Klausimas apie sinusą dabar. Kam lygus sinusas? Va čia iš koordinačių galite. Į kokią koordinatę turim žiūrėti. Rašote, kad 2, 2. Taip, tai pažiūrėkim, kas čia antras. Sinusas alfa yra minus 0,6. Tai taškas yra čia mūsų, taip, tas kampas, ir žiūrime tiesiog į y koordinatę. Tas ir yra minus 0,6. Tai būtų faina tokį turėti per egzaminą, būna sunkesnių, bet dabar parodysiu. Dabar kitas variantas. Būna, kad nepasakyta taip jau atvirai, kokios ten yra koordinatės. Posūkio kampas yra duotas alfa. Mes dabar dar žinome, kad pas mus MK ilgis lygus 3/4. Pats ilgis MK, kas nėra koordinatė, bet jeigu ką, mes kaip ir galime paskaičiuoti. Ir jums reikia nustatyti sinuso alfa reikšmę. Tai jeigu aš turiu sinusą nustatyti, aš žiūriu į y koordinatę, tiesiog. Ir aš suprantu, kad jeigu ten ilgis 3/4, tai koordinatė tai bus minus 3/4 šitame taške. Su minusu, ne 3/4, o su minusu, kas rašo į čiatą. Nes koordinatės, jūs matote, kad yra 3/4, ten, be šansų sinusas su minusu turi būti, nes į y žiūrim. Tai čia labai atsargiai, bet rašome, kad sinuso alfa reikšmė šiuo atveju yra minus 3/4. Gerai, dabar judame toliau. Čia jau klausimas yra toks, kad jūs supainėt, bet kaip ir atrodo, kad jis toks pats. Tai pažiūrėkite ir pabandykite man parašyti į čiatą. Matome, čia yra MK ir reikia pasakyti būtent rasti, kur yra kosinusas, aš taip suprantu. Tai 1, 2 arba 3 ir 4 variantai.
Parašykite man, prašau, kaip jūs galvojate, kur čia yra kosinusas to kampo, nes čia taip toks su klaustuku, sakyčiau. Kažkas rašo pirmas, gerai, palauksiu daugiau atsakymų. Kol kas pirmas laimi, pas mus kitų variantų neturim. Gal visi čia galvoja, kad kažkas už trečią jau. Pirmas, antras, trečias, viskas, kol kas ketvirtas nepasirinktas, bet turime, žinokit, kol kas tai gal ir antras ir pirmas vis tiek dabar vyrauja pas mus. Gerai, tai antras, trečias. Gerai. Žiūrėkite, kodėl čia kažkas rašo antrą, kažkas pirmą. Tai čia ir noriu jūsų sumaišyti. Prieš tai aš žinojau, kad atstumas yra 3/4. Tai aišku, kad pagal faktą atstumas čia nereiškia koordinatą. Tai jeigu aš turiu paimti į minusinę pusę 3/4, tai koordinatė su minusu bus. Bet čia jums pasakyta, kad M ir K jau yra koordinatės. Jums nereikia galvoti apie ženklus. Ir jeigu man reikia tiesiog taško A kosinuso, tai aš turiu tiesiog pažiūrėti, kokia ten koordinatė. Gal tas M jau viduj su minusu, suprantat, M gali būti jūsų ten minus 0,5, jūs to nežinot. Minusas tikriausiai jau integruotas ir va čia ir norėjo, kad jūs pasirinktum pirmą variantą, kuris yra neteisingas. Dėl to, kad čia yra koordinatė ir jinai yra matoma. Tai jums reikia tik M pasirinkti. Ir viskas. Tai va, čia toks būna kaip ir lengvas, bet tiesiog visada įskaitykit, kas yra parašyta. Būtų labai liūdna prarasti balus. Dabar važiuojame prie kito. Žiūrėkite, būna, kad pasakyta, kad kampas priklauso intervalui, kažkokiam intervalui. Čia galite iškart pažiūrėti kelintas ketvirtis. Jeigu gerai žinote, turite žinoti, čia yra pas mus antras ketvirtis. Sinuso reikšmės priklauso intervalui. Vėlgi, yra du pasirinkimai, kaip tą padaryti. Vienas variantas, jūs galite įvesti į skaičiuotuvą galus, įvesti paskaičiuoti sinusą 90 ir paskaičiuoti sinusą 108. Bet būna ir niuansų, kad jums nesigaus ir sinusas ir kosinusas yra tokios banguotos funkcijos, jūs tą žinot. O gal jūs atsidursite kažkur, kur yra tas bangos sviravimas arba kampelis tas į viršų. Tai kitas variantas, sakau, man tai tas vienetinis apskritimas tik padeda visada, tai tikiuosi ir jūs prie jo priprasit. Tai žiūrėkite, jeigu aš turiu intervalą nuo 90 laipsnių įskaitinai, taip va čia, iki 180 neįskaitinai ir man reikia sinuso reikšmės, kad aš pasakyčiau, tai tada aš turiu pažiūrėti čia į OY ašį. Tai gaunasi, kad OY va šita dalis, nes sinusas yra OY. Šitą aš neįskaičiuoju nulį, o vienetą įskaičiuoju. Tai gaunasi, kad nuo 0 iki vieneto įskaitinai. Vat kas čia mačiau, kad vienas atsakymas teisingas buvo parašytas. Tai vėlgi nuo 0 iki vieneto. Vat kas svarbu su tuo apskritimu. Gerai, dabar kitas. Čia yra A lygis pas mus. A lygis ne dėl to, kad čia yra labai sunku įvertinti. A lygis yra dėl to, kokia neligybė gaunasi viduje. Dabar pažiūrėkime, jeigu mes turime vėl pasakyta, kad kampo reikšmės priklauso intervalui. Intervalas tai reiškia mums antrą ketvirtį, tiesiog tokia išvada kol kas padarom. Dabar yra žinoma, kad kosinusas ir mes turime kažkokį tokį išreiškimą, kad šitas kosinusas irgi yra antras ketvirtis, 90 ir 180. Dabar klausimas, kokiam intervalui priklauso skaičius M, būtent čia kuris. Visų pirma, man reikia nuspręsti, o kokiam intervalui priklauso kosinusas. Čia grinai, kaip mes darėm prieš tai. Tik klausimas buvo apie sinusą, kad turime intervalą nuo 90 iki 108, kokios sinuso reikšmės. Dabar mūsų klausimas apie kosinuso reikšmės. Tai gerai, analogiškai. Aš net ant to pačio apskritimo parodysiu jums. Jeigu aš noriu ant to pačio apskritimo, tai man reikia pažiūrėti dabar ne oranžinę dalį, dabar aš žiūrėsiu į būtent mano X ašį, taip?
Ir kosinusai ten, jeigu aš į x ašį vedu, yra nuo minus vieneto iki nulio. Kadangi pas mane dabar viskas neįskaitinai, tai tada rašysiu nuo minus vieneto iki nulio neįskaitinai. Tai mano kosinuso reikšmės, kosinus alfa, šitame intervale antrame ketvirtyje yra nuo minus vieneto iki nulio. Tai aš galiu kaip dvigubą nelygybę užrašyti. Dabar jeigu tai yra nuo minus vieneto iki nulio, toliau man reikia tęsti sprendimą. O kokį sprendimą? Nu tai vietoj kosinuso, kadangi man reikia įvertinti tą m, aš įstatysiu m plus 1 iš m. Ir dabar vat, jau prasideda tas A lygis, sakykim. Dabar mums reikia įvertinti tas, sakykime, M reikšmės, kuriame intervale. Iš M dalint ir daugint aš negaliu, nes tada atsakymas bus neteisingas. Nes M yra nežinomasis, jūs tikrai prarasti ir neturėsite teisingo atsakymo. Ką daryti? Yra toks triukas ir labai dažnai irgi algebriškai jis naudojamas. Tai jeigu aš turiu trumpmeną, aš ją perrašysiu į dvi dalis. Nu, iš tiesų čiagi yra m iš m plus 1 iš m. Čia iki tol, kol mes su bendra vardiklinam. Nu, faktiškai čia va taip pat. Labai dažnas triukas. Kad mes trumpmeną mes pripratome, kad mes sumuojame, o čia aš atskirai tiesiog perrašinėju. Tai čia jau tada nuo minus vieneto iki nulio. Kodėl aš tą padariau? Nes žiūrite, va, matote, čia yra m iš m. Tai tada tai yra vienetas. Tai man patogiau bus. Dabar aš pereisiu kitur. Tai aš turiu 1 plus 1 iš m yra pas mus nuo minus vieneto iki nulio. Nu, kadangi aš turiu jau tokią dalį, tai va šitą vienetą prie visų dalių, iš visų dalių aš atimsiu. Jau vienetą galiu atimti. Tai bus minus 2 mažiau, čia 1 iš m ir čia yra pas mus minus 1. 0 minus 1 minus 1. Ir va dabar mes jau galime įvertinti atsakymus. Kadangi pas mane 1 iš m turi būti tarp šitų intervalų, tarp šitų trumpmenų, tai čia irgi veiksmų jokių daryti negalėsiu, nes negaliu aš tiesiog pakelt minusinių laipsnių, bet aš galiu bent pasamprataut, kada tokia trumpmena gaunasi. Tokia trumpmena gaunasi, kada mano pats m vardiklis yra tarp vieneto, ne, tarp 1/2, vat, kai jeigu pakelt, taip, minus 1 laipsnį. Čia taip kaip ir negalima fiziškai daryti ir rašyti, vat dabar kaip aš čia parašysiu. Bet mes taip įsivaizduojam, kad reikia apverst, nes funkcija 1 iš m tai yra kaip hiperbolė. Tai dabar tarp 1 iš 2, taip, ir tada, nu, 1 iš 1, minus 1 iš 1, tai yra minus vienetas, tai minus 1. Tai tiesiog logiškai būtų rašyti ne nuo minus 1/2 iki minus vieneto, o atvirkščiai, nuo minus vieneto iki minus 1/2. Štai čia yra toks atsakymas. Visai galėtų būti toks tvarkymas už 2 taškus, sakyčiau, per jūsų pirmą dalį. Bet čia jau toks pabaigoje A lygio, nu kaip A lygio sampratavimas, kažkam sunku, kažkam lengva, nu kaip kam būna. Taip, judame toliau. Va čia yra tas žadėtas klausimas sudėtingas, kam sunkus, kam ne. Aš tai žinokit tokį nesitikėjau per bandomąjį, bet galim tikėtis tada ir per realų egzaminą. Tai reikia suprasti, kodėlgi čia tada atsakymas yra ne tiesiog 4. Nes vat aš, kada teoriją rašiau, aš jums akcentavau, kad tas arc sinusas sinus 4, tai faktiškai mes galime sakyti, kad tai yra tas pats skaičius, kuris yra čia, bet jums reikia, vat priminsiu, arc sinusas sinus alfa lygų alfa, tik tada, kai jūsų alfa yra iš intervalo nuo minus pi iš 2 iki pi iš 2. Alfa turi būti nuo minus pi iš 2 iki pi iš 2. Dabar čia yra parašyta 4. Akivaizdu, kad čia yra radianai. 4 radianai. Dabar vat tas momentas, kai būtų faina suprasti 4 radianai, kiek čia yra laipsnių. Tai aš pasinaudosiu proporciją. Mes irgi labai pripratome, kad radianus rašo su raidė pi. O čia, suprantate, tas pi, jis yra integruotas jau. Nu, turbūt padaugina kart 3,14 ir bla bla bla. Tai jis yra čia viduj, čia yra skaičius, bet čia nėra
tas rezultatas čia yra laipsnis, tik radianais taip parodytas, nu taip gal ganėtinai netikėtai, tai va dėl to aš nesitikėjau tokio. Tai 4 čia radianai. Dabar, kad tu sužinočiau, kiek čia laipsnių, galime greitai sudaryti tą proporciją. 4 radianai yra pas mane, nu gerai, pradėsiu nuo to sąryšio, kurį žinau, taip, kad pi pas mane yra 180 laipsnių, o 4 radianai, nes pi tai yra irgi radianai, yra pas mane klaustukas, nu arba x. Tai x lygus 4 kart 180 padalint iš pi. Dabar padalinkite, prašau, skaičiuotuvą paimkite ir padalinkite ir apytiksliai parašykite man, kiek mes gauname laipsnių. Dabar, kiek yra laipsnių tas kampas. Nes aš noriu suprasti, ar jis bent atitinka, ar jis yra iš mano to intervalo nuo minus 90, taip, iki 90. Vat kažkas man jau rašo, kad tai yra 229. Ir matote, visiškai tai nėra iš intervalo nuo minus 90 iki 90. Tai yra 229 kampas. Tai yra, dabar pasakykite man, kelintas ketvirtis tai yra. Aš dabar nubraižysiu, nes be brėžinio mes čia, žinokit, nepadarysim užduoties. Pasakykite, kelintas ketvirtis yra kampas 229, trečias ketvirtis man rašo. Tai trečias, nu kažkur apytiksliai čia tegul mes esam, 229, taip. Tai va čia yra tas kampelis mūsų. O tame ir problema, kad jeigu jūs dabar įvesite į skaičiuotuvą šitą dalyką, va įveskite, paimkite ir įveskite arc sinusas sinuso 4. Bet pažiūrėkite, kad pas jūs būtų jungti radianai viršui, nes dabar mes šnekame apie radianus. Arc sinuso funkcija skaičiuotuvė tai yra, priminsiu, sin minus 1 laipsnis, ten tiesiog yra. Tai vat kažkas įveskite, va taip, sin minus 1 laipsnis ir skliaustuose sinusas ir 4 parašykit. Bet sakau, radianus pažiūrėkite ir pažiūrėkite, koks atsakymas pas jūs yra, jeigu įvestim tiesiog skaičiuotuvą visą šitą dalį. Čia dar reikia greitai įvesti. Jeigu kam reikia pakeisti degrees į radianus, pas mane skaičiuotuvas daro taip. Reikia paspausti tiesiog shift, po to mode ir po to pakeisti. Minus 0,85 rašo. O čia palaukite, čia jūs tikrai radianais, ne, įstatėt. Nu tai... O man reikia su pi arba kažkas tokio, taip, parašyti. Tai net tokio atsakymo mes neturim. Nu, teoriškai mes jo net nematom. Čia nei vienas atsakymas net netiktų. Šiaip aš turiu prisipažinti, aš vieną atsakymą čia apkirpau netyčia. Bet kol kas tai mes net nematome tokio atsakymo, taip. Tai dabar, ką padaryti šiuo atveju? Tai žiūrėkite, kadangi mano sinuso reikšmė turi būti šitame būtent intervale, nuo minus 90 iki 90. Tai sinusas, aš žinau, kad sinusas šito kampo yra va čia, y koordinatė. Tai aš užduodu savo klausimą, o koks dar kampas irgi turi šitą sinusą? Nu tai va čia taškelis. Šitas taškas ir šitas taškas turi tą patį atsakymą pagal sinusą. O va šitas taškas man jau labai tinka pagal mano intervalą. Tai žiūrėkite, aš tiesiog turiu sugalvoti, kaip aprašyti šitą tašką. Dabar kaip aš aprašysiu šitą tašką? Nu, aš turiu tik tą 229 ir turiu su pi kažkaip pažaisti. Nu, kaip man jį aprašyti? Aš sakyčiau, kad mes galim pastebėti, kad kaip mes dakeliavome iki šito taško. Mes praėjome pi, o po to praėjome dar tą žingsniuką, kad 229, taip pas mus, kad tas pi ir dar. Dabar kaip man praeiti iki tokio pat taško, bet atgal? Nu, aš sakyčiau, kad tai yra pas mus pi, praeinam iki čia. Ir jeigu mes atgal dakeliausim 229 laipsnis, mes atsidursim čia. Nu, toks simetriškas taškas, tik atgal. Nes žiūrėkite, jeigu aš esu čia taške 0, taip, iki šito taško 229. Tai jeigu aš noriu atsidurti kaip simetriškai iš kitos pusės, tai aš turiu atsistoti simetriškai čia ir dakeliauti iki šito rožinio taško. Kas yra pi, kadangi aš atsistojau kitoj vietoj ne 0, o pi. Ir tada, jeigu aš einu į šitą pusę, o į šitą pusę mes su minusu einam.
Tai tada aš turiu parašyti, kad šitas taškas, šitas kampas yra pi minus 229 apytiksliai. Žinau, kad skamba turbūt sunkokai. Aš irgi, sakau, tokio nesitikėjau. Sakyčiau, kad 12 klasė visai galėtų būti. Kaip paprasčiau paaiškinti, turbūt nėra paprastesnio metodo. Tai dabar 40 galima jo, kaip prašo, tiesiog su laipsniais pažaisti, kad tiesiog prieiti minus 49, bet mesgi neturime atsakymą minus 49. Viskas siejasi su tuo 229 laipsniu. Aš tik dėl to tą darau. Kampas tai yra minus 49. Bet mangi reikia pasirinkti atsakymą iš šitų, ką aš čia turiu. Tai gaunasi, kad aš naudosiu, kad sinusas 4, čia beje teisingo atsakymo nėra, aš netyčia 4 atsakymą neparodžiau. Sinusas 4 buvo radianų, tai mes įrodėm, kad tai yra tas pats kaip sinusas pi minus tą 229 laipsnius, tai tada jau 4 rašyti. Ne 229, čia yra mūsų, tai palakit, čia neįrašiau, 229, taip mes gavom laipsnius. Ir kada mano sinuso kampas jau yra iš šito intervalo, tai aš galiu šitą rašyti atsakymą. Taip gaunasi. Aš sakau, man atrodo, kad čia tikrai, čia gal buvo 2 taškai už tai, o gal ne, 1 buvo, žinokit. Už 1 tašką tokį išspręstą ir dar ant apskritimo, nežinau, tai galvoja, kad gal jūs, gal čia ant 100, kad atskirt kažkaip, kas žino, kas nežino. Bet esmė tame, kad dabar, kada mes patvarkėm, kad sinusas nuo arksinuso, tai iš tiesų pas mus yra sinus, dabar arksinus, ir čia bus sinusas tas pats kaip pi minus 4. Mes jau dabar tą pažymėjom. Tai dabar tas pi minus 4 tikrai, kai kažkas parašė, yra minus 49 laipsniai, o minus 49 tikrai yra tame intervale, kurio mums reikia. Nuo minus 90 iki 90. Tai tada į atsakymą ir keliauja tiesiog šitas gabaliukas. Čia yra tas paskutinis atsakymas, kurio čia dėja nesimato. Tai dabar noriu pasakyti, kad ne viskas taip baisiai, nors atrodo taip. Gali būti, kad jums pasitaikys normalus pavyzdys. Pažiūrėkim. Jeigu mes turime čia arksinusą, taip, ir sinusas pi yra parašytas. Bet mesgi kartais būna, kad sinusas pi tai yra tikrai gražus skaičius, taip, mes tikrai labai gražiai, greitai galim atsakyti, kam jis lygus. Sinusas pi. Paskaičiuokite atskirai, į skaičiuotuvą įveskite sinus pi, arba jūs žinote, kiek ten laipsnių. Ir tada tiesiog jūs gausite, kad tai yra ark sinus 0. Prieš tai, taip, kada mes rašėme, jeigu jūs parašytumėte skaičiuotuvą sinusas 4 radianų, jūs gaudavėte ten tiesiog negražų atsakymą, tarp atsakymų nebuvo tokio varianto. O dabar tai mums pasisekė, kad sinusas pi tai tikrai yra 0. O arksinusas 0, tai šitą jau į skaičiuotuvą jūs galite įvesti gražiai. Dėl ko? Dėl to, kad arksinusas, tai tas intervalas 0, tai tiesiog 0 yra. Nes pasitaikė tas taškas, kuris yra grinai ant perėjimo į kitus ketvirčius. Tai toks yra niuansas dėja. Ir dabar, kad spėtumėm dar antrą dalį, aš palieku jums pasamprataut ark kosinuso kos 4. Grinai toks pats dalykas, tik parašytas su kosinusu. Ir tada konspektuose jūs pamatysite teisingą atsakymą, bet pabandykit pasamprataut ir iškart sakau, ne visur, jeigu tas kampas turi būti kitur, ne visur bus pi minus 4, kaip mes turėjome su sinusu. Būna ir kitoks atsakymas. Tai čia bus kitoks. Pabandykite, jeigu ką galėsite man po to parašyti Instagrame ar dar kažkur, bet tikriausiai tai pamatysite konspekte irgi, kaip reikėjo spręsti. O dabar mes greitai judėkime prie redukcijos formulių ir tada išspręskime viską, kas lieka mums su redukcija ir su baziniais dar grafikais. Redukcijos formulės. Kas pas mus yra ta redukcija? Redukcija yra sugalvota, kad jūs paprasčiau ir greičiau galėtumėt kažką skaičiuoti su sinusais. Aišku, kad jeigu mes
turime būtent, kaip čia, ką įvesti į skaičiuotuvą, laipsnius, tai tada, nereikia, įvedam į skaičiuotuvą, turime atsakymą ir viskas. Tačiau jeigu mes neturime, tai tada mums padeda ta redukcija, turkime x ar y. Tai labai paprasta taisyklė, irgi nėra formulių lape, bet labai čia bus easy. Pirmas punktas yra toks, kad jeigu mes turime funkciją, sinusą, kosinusą arba tangentą, nesvarbu, ir viduje yra tokia struktūra. Pi plus kažkoks kampas arba minus kažkoks kampas, nesvarbu, arba 2pi. Irgi ten plus minus kažkoks kampas. Tai šita situacija tiesiog sako mums apie tai, kad funkcijos mes nekeisime, jeigu yra pi arba 2pi. Funkcijos keisti nereikia. Tada mes pereinam prie sinuso, sinusas prie sinuso, kosinusas lieka kosinusu ir tangentas tangentas. Ir jūs tiesiog atmetat šitą pi ir 2pi ir liekate tik su alfa. Tame ir yra grožis šitos redukcijos, kad tipo nebeliktų tos dalies su pi, su 2pi, su viskuo. Dabar gali būti antra situacija. Antra situacija yra tokia, kad mes turime sinusą, kosinusą arba tangentą ir yra tokia struktūra, kad parašyta pi iš 2 plus minus kažkoks kampas arba 3pi iš 2 plus minus kažkoks kampas. Tai kada mes turime šitą situaciją, funkciją mes keičiame. Keičiasi analogiškai, sinusas keičiasi į kosinusą, kosinusas keičiasi į sinusą ir tangentas kaip ir į kotangentą, bet pagal jūsų programą kotangento neturėtų egzistuoti, tai galime sakyti, kad, turbūt nebus šitos taisyklės su tangentu. Aš taip darau tokią išvadą, jeigu iš programos išbrauktas jis. Tai kągi, tai tiesiog du variantai visada, arba keičiame, arba nekeičiame ir tada prie paskutinio, atsakymo, sakykime, galutinio varianto, ženklą reikia sutikrinti. Ženklas rašosi tik pradinės funkcijos, kuris buvo pradžioje. Ar mes dabar pagal pavyzdį viską išsiaiškinsim, tiesiog ženklas, galim parašyti, aš čia dabar greitai negražiai rašau, per konspektus gražiau gausit. Ženklas turi, bet koks buvo pradžioje, pradinės funkcijos. Pradinės funkcijos, kol kas taip parašysim. Ir dabar paaiškinsiu, ką tai reiškia. Kaip greitai įsiminti irgi, ar keičiam mes funkciją ar nekeičiam funkcijos? Labai paprasta. Jeigu jūs žinote vienetinį apskritimą, kur yra tie 4 taškai, tai žiūrėkite, jeigu jūsų taškas yra pi arba 2pi, ir nesvarbu, ten gali būti 4pi, nesvarbu, jums tiesiog matant tašką reikia įsivaizduoti, kur jūs esat, kuriame taške. Tai kadangi pi ir 2pi pas mane va čia, arba 4pi, jeigu aš čia, tai tada aš galvą turiu link tų taškų, va taip tiesiog mes. Tai aš nekeičiu funkcijos. O jeigu aš turiu tašką, kuris atsidurs čia arba čia, kas yra pi iš 2, 3pi iš 2, tai man reikia keisti funkciją. Ir viskas, čia tokia taisyklė su vienetiniu apskritimu ir žinokit, nieko daugiau žinot ir nereikia. Ir paskutinis žingsnis parašyti teisingą ženklą. Dabar dar norėjau parodyti, kad A lygis turi galimybę vietoj šitų visų redukcijų pasinaudoti formulėmis iš formulių lapo. Jūs dėja B lygis neturi, bet jūs turite irgi tokias formulės. Faktiškai 12 klasė ir 11 siūlyčiau, jeigu jūs abijojate dėl redukcijos, tai jūs galite padaryti pagal formulę. Ir viskas. Mes šiandien irgi padarysime ir taip, bet dabar judame mes prie grafikų. Kaip atrodo baziniai grafikai, sakykim taip. Ir svarbus momentas yra periodas, bazinis periodas. Nes per egzaminą non-stop apie tą periodą. Dabar, žiūrėkite, aš čia nubraižiau jums iš anksto grafiką sinuso ir kosinuso. Tai sinusas pas mane yra, dabar geras dalykas, o pasakykite man, kuris yra sinusas. Turiu violetinį, turiu žalią, tai violetinis grafikas. Tai yra kos ar sin, parašykite man, violetinis. Ar žinote, kaip bazinis atrodo? Sinusas kažkas rašo? Taip, violetinis grafikas iš tiesų yra sinusas. Sinusas praeina svarbus taškas 0,0, svarbu tą žinoti. Ir kad per tašką jis praeina į viršų.
Ir dabar tas mūsų žalis tai yra kos. O šitas sin. Ką mes turime čia pastebėti? Aš noriu, kad mes pastebėtumėm bazinį periodą. Bazinis periodas reiškia, kaip dažnai kartojasi funkcija. Kaip dažnai mūsų funkcija kartojasi? Jeigu aš pradėčiau, aš gal pažiūrėsiu iš kitos pusės, kur matosi, kad tarkim va čia, taip ir čia. Ir po to jau prasideda kartojimas. Tai atstumas nuo čia iki čia pas mane yra 2pi. Kodėl 2pi? Pilnas apskritimas. Prisimenat, vienetinis apskritimas. Pilnas apskritimas yra 2pi. Ir po to kartuojam, važiuojam vėl apskritimas ir taip toliau. Tai dėl to ir yra tas 2pi bazinis periodas. Su kosinusu yra lygiai ta pačia situacija, tiesiog jis biškiai yra kaip pastumtas, sakykime. Bet pats bazinis periodas kosinuso irgi yra 2pi. Taigi, jeigu niekas, bazinis, tai sakau, jeigu sinus x, dabar sinus x ir cos x turi bazinius periodus ir tai yra 2pi. Tangentas užrašykim, retai būna tangentas, bet tiesiog užrašykim šalia, šiandien tangentų nežiūrėsim, bet tangento periodas kartojama pas mus yra pi. Dabar, geras klausimas būtų, kas keičia periodą? Kas gali pakeisti mūsų periodiškumą? Kas keičia periodą? Periodas žymimas tai raidė, va čia, jeigu kažkas pamiršo, nežino. Tai pakeisti periodą gali tik jeigu sinusas ar kosinusas nesvarbu, jeigu čia yra daugiklis k. Nesvarbu, koks ten daugiklis, 3, 4, bet svarbu, kad prie x-o. Prie x-o yra kažkoks daugiklis. Tarkime, pas mus yra sinus 2x. Arba kosinus 0,5x, bet tik prie x-o. Jeigu pas jūs yra kažkas prieki, prisideda, atimam, nesvarbu, tik daugiklis prie x-o. Tai tada, jeigu jūs turite tokią situaciją ir matote, kad yra daugiklis, tai tada kaip suskaičiuoti naują periodą? Naujas periodas skaičiuojamas kaip bazinis periodas, nes gali būti tangentas, aš dėl to rašau būtent bazinis. Bazinis periodas ir reikia dalinti iš to koeficientą, kurį jūs čia matote prie savo x-o. Tai mes paimsim pavyzdžius, pažiūrėsime. Dabar jeigu užbaigti visą šitą dalyką dar su grafikais, tai norėčiau dar pasakyti, kad mes antras čia paveiksliukas, šitas. Kaip jūs galvojate, kokie čia grafikai yra pas mus? Kas čia pavaizduota? Tas violetinis ir oranžinis labiau sakyčiau, nes violetinį tai mes jau tokį panašų. Kas čia yra per oranžinis grafikas? Kažkas gal galit man parašyti čatą? Arba čatas lagina, arba jūs nieko nerašot, o kažkas rašo, super. Taip, sinusas ir minus sinusas. Tai teisingas atsakymas sinusas ir minus sinusas. Kodėl? Dėl to, kad ką daro minusas su mūsų grafiku. Jūs jau žinote tą, ką daro minusas su parabolė. Parabolės šakos tiesiog apverčiamos žemyn. Tai tas pats veikia su bet kokiu grafiku. Jeigu jūs turite įprastą grafiką, jūs jau žinote, kad čia yra sinusas. Violetinis grafikas, mes jį turėjome prieš tai. Tai jeigu jūs prirašysite priekį minusą, tai reiškia, kad grafiką simetriškai pagal OX ašį reikia apversti, simetriškai. Tai šitas grafikas atrodo minus sinus x. Per egzaminą būna, kad duoda minus sinus x. Ir jums atrodo, kad reikia labai svarbu, kad žiūrėkite, minus sinus x per tą tašką 0, 0. Jis eina žemyn, mažėja. O tiesiog paprastas sinusas į viršų turėtų eiti. Ir tada pagal analogiją čia norėjau jums parodyti kosinusą ir minus kos grafiką. Tai kosinusas eina per tašką 0,1 svarbus taškelis ir tada akivaizdžiai, kad čia mes minus kos x turim. Tai tiek dabar šiandien apie tą transformaciją, kol kas mums užteks ir važiuokime prie uždavinių, nes ten yra labai daug su redukcija ir su būtent periodu. Taip. Pažiūrėkime mes į pirmą pavyzdį su redukcija.
Kampo alfa reikšmės priklauso intervalai. Alfa yra nuo 90 iki 108. Raskite kosinusą, jeigu mes žinome, kad sinusas yra va ten 70. Kaip matote, čia labai sunku bus mums pažymėti ir pasinaudoti kažkokiu, arba skaičiutuvu, arba tai kaip čia reikia spręsti. Tai čia visada namiokas į tokią redukciją būtent. Tai pasinaudokime pirmą kartą redukciją šiandien. Visų pirma, aš turiu atsakyti į klausimą, ar keisiu funkciją, ar nekeisiu funkcijas. 270 laipsnių. Tai tiesiog reikia įsivaizduoti, kur tas taškas 270. 270 yra šitas taškas. Tai reiškia, kad funkciją aš keisiu, nes darau taip link to taško. Tai sinusas mano pasidarys kosinusu. Tai sinusas buvo 270 minus alfa. Tai kad panaikinčiau 270, sinusas turi pasidaryti kosinusu, kos alfa. Ir dabar tas paskutinis klausimas su žvaigždute, kur sakiau apie ženklą. Dabar ženklas rašosi pradinės funkcijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs turit įvertinti pradinės funkcijos ketvirtį, kur mes buvom. Jeigu mes turime sinusą 270 minus alfa ir jūs žinote, kad alfa priklauso šitam intervalui, kuris yra mūsų ketvirtis, kur mes dabar esame. Kaip jūs galvojate, kelintas ketvirtis? Jeigu 270 dar minus alfa, kažkas rašo man, kad trečias ketvirtis. Dabar, jeigu sunku įsivaizduoti, irgi toks vienas triukas. O paimkite kažkokį pavyzdį, paimkite alfa iš šito intervalo. Paimkite, kad alfa yra, tarkim, 100 laipsnių, taip? Ir įstatykite čia 270 minus 100. Tai jūs pamatysite, kad kampas yra 170. 170 čia dar yra antras ketvirtis. Tai vat aš jums siūlyčiau visada, jeigu jūs turite būtent intervalą, tai tada paimti kažką iš šito intervalo ir įstatyti. Nes labai sunku taip kartais nustatinėti, tai gaunasi, kad antras ketvirtis. Dabar antrame ketvirtyje sinuso reikšmės yra su pliusu ar su minusu. Kažkas gal galit man parašyti. Irgi galite įvesti į skaičiutuvą. Galite prisiminti, kad sinusas yra OY ašis. Kažkas man čia rašo, kad su pliusu. Tai gaunasi, kad ir atsakymas turi būti su pliusu. Bet esmė tame, kad mes sprendžiam pagal pradinę funkciją. Tikrai ne pagal jaukos, o pagal pradinę funkciją. Tai galų gale aš gaunu, kad čia yra tas pats kaip kos alfa. Dabar aš turiu tada parašyti į atsakymą pas mus, kad jeigu, palaukit, sinusas yra 70, tai čia pas mus yra irgi 70 atsakymas, taip? Nes pradinis intervalas, sinusas ten pas mus yra teigiamas, taip. Bet jo, gerai, tai palaukit, aš čia galvoju, kad mums tada dabar reikia pažiūrėti. Gal jūs tada man čia pabandysite atrašyti ir pasakyti dėl 21 pagal redukciją. Jūsų alfa dabar priklauso intervalui nuo 0 iki 45. Ir pagal redukciją jums reikia pirmas klausimas, ar mes keisime funkciją ar nekeisime, jeigu turime čia 720. Kaip galvojate, ar keisime ar nekeisime? Liks kosinusas arba sinusas pasidarys. Įsivaizduokit, kur yra tas taškas. Kažkam dar stringa ryšys ar ne? Labai... Čia gal Teamsai pas mus taip. O jūs matote ekraną ar nelabai matosi net ekranas? Parašykite kažkas. Oi dieve, tai... O palaukit, šitą dabar taip, ar anksčiau irgi jau nematėte ekranų? Tuoj palaukite, aš čia darysiu. Sorry. Gerai, jūs rašykite, nes būna, kad čia, yra tokių trikdžių, tai super. Gerai, jeigu ką rašykite, tada aš palauksiu, kol tas ekranas atsigaus.
Gerai, tai dabar pažiūrėkite, yra sąlyga nuo 0 iki 45 ir dabar kosinusas 720 minus alfa. Tai pirmas klausimas, ar mes keisime funkciją ar nekeisime funkcijos. Tikiuosi, kad dabar jau matosi. Kažkas rašo, kad nekeičiam. Taip, mes nekeisime funkcijos dėl to, kad 720 tiesiog yra taškas ten, kur, du apskritimai, du ratai, taip? Tai gaunasi, kad mes taip darome galvą, tai nekeičiam. Dabar atsakykite man, tada liks kosinusas, taip? Kosinusas alfa. O dabar reikia ženklo. Koks buvo ženklas, kada mes turėjome kosinusą 720 minus alfa? Paimkite vietoj alfa kažką, paimkite, čia parašyta 30 paimkite. Ir parašykite, kelintas čia buvo ketvirtis. Ar ne kelintas ketvirtis, ar buvo teigiamas ar neigiamas atsakymas. Įveskite į skaičiuotuvą tiesiog. Kosinusą ten, tarkim, 720 minus 30. Nes vietoj alfa paimkite kažką. Teigiamas gaunasi, teigiamas. Su pliusu gavote. Gerai, tai reiškia, kad ir atsakymas turi būti su pliusu. Va čia yra jūsų redukcija ir atsakymą mes čia pasirinkam šitą variantą. Dabar labai greitai parodysiu, A lygis tikrai turi galimybę padaryti pagal formulę. Jeigu kam sunku, tai visada žiūrėkite, imame formulę. Yra formulės labai fainas iš formulių lapo. Kosinusas alfa plus beta. Kosinusas 720 minus alfa. Dabar darau pagal šitą formulę. Pradžiai eina pas mane kos 720 kart kosinusas turi būti kito kampo alfa. Tada ženklas čia minusas pas mane, tai ženklas pas mane eina čia pliusas, taip? Plius. Ir tada sinus 720 kart kosinusas alfa. Kart sinusas. Iš formulę. Ir dabar tiesiog pasižiūrėkite, kosinusas 720 čia yra kiek, pažiūrėkite į skaičiuotuvą, ir sinusas 720 kiek mes čia gaunam. Pradžiai kosinusą parašykite man 720 laipsnių. Vienetas. Tai jeigu čia vienetas, tai čia vienetas kart kos, taip, o ten tada sinusas 720 kiek bus? 0. Matote, plus 0 kart sinus. Tai galų gale mes turime kos alfa. Tai jeigu kam patinka, rimtai, imkite šitą formulę, bet irgi turiu pasakyti, kad jinai galioja tada, kai tas alfa jūsų yra nepereina iki kitą ketvirtį. Nes čia alfa, tarkim, buvo, mes pereinam į kitą ketvirtį. O čia dar neperėjom. Nuo 0 iki 90, jeigu yra jūsų alfa. Beje, jeigu nepasakyta, koks alfa, tai jis yra toks. Nuo 0 iki 90, kad neperšoktom į kitą ketvirtį. Ir viskas. Bet siūlyčiau jums tikrai naudotis šitą formulę. Man tai jinai visai patinka. Tai dabar jūsų čia uždavinukas, jūs turite man parašyti A, B, C arba D. Tikiuosi matosi, parašykite, jeigu nesimato užduoties, tai tada sunkiai čia galėsite sugalvoti. Pagal redukciją, tiesiog pirmas klausimas, ar keičiam funkciją, ar nekeičiam. Ir antras, super, ačiū. Ir antras būtų tiesiog ar su pliusu, ar su minusu. Dabar nepasakyta, kiek yra tie 2x, bet kaip aš sakau, jeigu nepasakyta, tai reiškia iki 90. Nepereinam ketvirčio, iki 90. Imkite ten, nežinau, 40 laipsnių kaip pavyzdį. Ir parašykite A, B, C arba D. Taip, gaunu atsakymus, kad A yra variantas. A, kažkas irgi balsuoja už A. Gerai, tai kad funkcijas mes nekeičiam, aš sutinku, nes tikrai kosinusas liks kosinusu. Dabar kosinusas 2x.
pradžiai buvo kuris intervalas, mums reikia atsakyti, ketvirtis. Vat žiūrėkite, pradžios funkcija, tarkime, kad čia yra, sakau, 2x nepereina iki kitos kito taško. Tai žiūrėkite, čia, tarkime, yra, nežinau, pi tai yra pas mus 180, taip, o 2x, nu, tegul 40 laipsnių būna. Tai kelintas čia ketvirtis bus? 180 plus 40. Parašykite kelintas. Trečias, o trečiame kosinusas tai yra su kokiu ženklu? Jeigu čia yra x ašis. Kosinusas yra su minusu. Taip, taip. Tai matote, tai jums reikėjo visgi pažymėti va šitą dalį. Pirmas, tas ženklas yra ganėtinai svarbus. Pirmas momentas, ar keičiam ar nekeičiam, čia ganėtinai lengva atsakyti. Antras momentas, kuris yra ženklas. Tai gerai, tai čia mes labai irgi čia šiandien matote. Mes taip, skaitau jūsų klausimą, ar keičiam funkciją ar ne, tai žiūrime kosin. Ne, mes žiūrime tik į būtent tą pi skliaustuose. Pi, 2pi, 3pi, nežiūrime ar sinusas ar kosinusas, nes mums beskirtų, mes žiūrime tik, kur yra tas taškas. Ir tada link to taško galva tiesiog taip darom, arba taip. Ir tada atsakome į klausimą, ar keičiam ar ne. Ir po to tik, kada mes apie ženklą jau sakom, tas antras punktas, tai tada mes jau žiūrime į kokią ten funkciją ir koks ketvirtis. Bet pradžioje jūs tiesiog tik sprendžiate iš taško. Ar jūs keisit ar nekeisit. Tai va, tikiuosi dabar aiškiau pasidarė. Dabar, kadangi aš čia visko jums prirašiau, bet matau, kad mes visko nespėjam, bet jūs galėsite irgi pavyzdžius peržiūrėti konspekte. Ten bus daugiau pavyzdžių su redukcija. O man dabar ganėtinai svarbu jums parodyti, kaip su periodu dirbti. Nes mes su periodu turime visai nemažai. Tai galite dar savarankiškai irgi pabandyti, turėsite šitą užduotį, čia pamatysite per konspektą. Čia prirašiau šalia, kas bus reikalinga. Turėsite dar šitą dalį, tai galėsite irgi pabandyti. Čia jau A lygis tik yra su ta redukcija, kur mums reikės va šitų formulių, kur aš jums sakiau. Tada dabar, labai greitai noriu parodyti, irgi čia dabar praleisiu, bet noriu jums parodyti, kas yra su tuo periodu. Su periodu yra ganėtinai viskas lengva, aš sakyčiau. Žiūrėkite, yra labai daug tokių klausimų, kur mes turime funkciją. Ir yra parašyta, kad koks yra ten mažiausias teigiamas periodas. Tai jūsų bazinis periodas, vėlgi, kosinuso funkcijos bazinis, yra 2pi ir sinuso, taip? Dabar, kaip aš ir sakiau, kas keičia tą periodiškumą? Ta periodiškumą keičia tik tas daugiklis prie x, jeigu jis yra. Ir žiūrėkit, jums nesvarbu, ar čia yra prieki kart 2. Kart pi plus 4, ten dar kažkas, tegul, nesvarbu, jeigu klausimas apie periodą. Tai periodą tik tas daugiklis prie x keičia. Ir daugiau jūs niekur nežiūrite. Tai formulė periodai rasti pas mus yra tokia. T lygų bazinis periodas, taip, 2pi dalint iš k. Šiuo atveju jūsų tas daugiklis k yra 4. Ir gaunasi, kad periodas yra 2pi dalintas iš 4, kas yra pi iš 2 pas mus. Tai man atrodo, kad čia yra toks paprasčiausias klausimas, į kurį jūs galite tikrai laisvai atsakyti per egzaminą. Tai periodą tiesiog keičia tik tas daugiklis k prie x. Dabar padarykime šitą pratimuką, čia tiesiog čia yra dar papildoma sąlyga. Taip, tikiuosi matosi, parašykite, jeigu ne, tai palauksiu, kol užsikraus, nes čia taip ganėtinai smulkiai parašyta. Parašykite kažkas į čatą, labai dabar bijau, kad gal ten vaizdas stringa, ar viskas matosi. Super, ačiū. Gerai, tai dabar mes žinome, kad funkcijos periodas yra pi. Tai yra pasakyta, kad jis yra pi. Mes žinome. Ir dabar, kad funkcijos grafikas eina per tašką. Ok, jūs jau žinote iš praeitos paskaitos, kad jeigu eina per tašką, tai teks įstatyti tą tašką, bet kol kas palaukim. Nustatykite, kurį žemiau nurodytų funkcijų atitinka šios apibūdinimus. Gerai, reikia išsirinkti funkciją. Aš pradėčiau nuo periodo. Aš žinau, kad periodas yra pi. Nestandartinis, taip, periodas. Tai
Gal mes tiesiog prie kiekvienos funkcijos dabar kaip pratimą padarykim ir įrašykim, koks yra kiekvienos funkcijos periodas. Pirmos funkcijos periodas, kadangi yra kos ir ten daugiklis yra 1/2, tai būtų periodas naujas lygus 2pi standartinis bazinis dalintas iš 1/2, kas gaunasi 4pi. Tikrai mums netinka, turėjo gautis pas mus tas būtent pi. Dabar antras periodas antros funkcijos, analogiškai taip, nes irgi daugiklis 1/2, tai gaunasi, kad periodas 2pi dalint iš 1/2, tai kas yra 4pi. Irgi mums netinka. Dabar sinusas 2x periodas yra 2pi ir daliname iš dvejeto, kas yra tiesiog pi pas mus, kaip tik atitinka mano periodą. Ir yra dar viena problema, kad dar viena funkcija tikrai turi tokį pat periodą, 2pi dalintas iš 2, kas yra pi. Tai panašu, kad mūsų galimi atsakymai yra arba trečias, arba ketvirtas variantai. Ir dabar, kam yra duotas tas taškas? Tai taškas yra duotas būtent tam, kad jūs galėtumėte atsakyti ir pasirinkti kažkurį iš šitų funkcijų. Iš funkcijų paskaitos mes žinome, kad tašką tiesiog reikia įstatyti. Aš turiu tašką A, taškas A turi koordinatą, tašką A čia aš taip pavadinau tašką, bet taškas duotas. Pi ir vienetas. Ir aš turiu patikrinti dvi funkcijas. Viena funkcija pas mane yra sin 2x, y lygų, arba fx lygų, taip sin 2x, o kita y lygų cos 2x. Tai įstatykime, vietoj x įstatome pi, vietoj y vienetą. Tai kas bus? 1 lygus sinusas 2pi, o čia 1 lygų cos 2pi. Tai atsakykite man, kuris atsakymas yra teisingas. Tiesiog įveskite į skaičiuotuvą cos 2pi, arba žinote gerai ant apskritimo, tai man sinus su sinusu ar su kosinusu gaunasi tą lygybę teisingą. Su kosinusu gaunasi. Taip, man irgi atrodo, kad su sinusu čia bus 0, kad 1 lygų ir čia 0, kas yra netiesa, taip? Tai gaunasi, kad būtent su kosinusu šita funkcija du variantus turi. Pas mane yra ir tas periodas pi, kad sutampa, ir sutampa dar tas taškas. Tai šitą jūs pasirinksit į atsakymą. Kosinus 2x yra 0,99. Tikėtina, kad pas kažką yra gal radianai arba laipsniai stovi. Taip būna, jeigu nepakeitam, nes kosinusas 2pi turėtų būti pas mus vienetas. Tai pažiūrėkite, pakeiskite į šitą. Ne, tai man atrodo degree čia duoda tokį atsakymą. Kosinusas 2pi. Kosinusas 2pi tikrai negali būti 0,999. Čia degree turbūt dega, kur skaičiuotuvas. Čia reikia su radianais, nes čia yra radianai 2pi. Tai tada gausis teisingas atsakymas. Bet aš apie ką šneku, kad visada viršuje super, reikia pažiūrėti. Ir dabar padarykime paskutinį, irgi iš egzamino toks buvo pas mus. Mes turime dabar duotą funkciją pas mus, yra tokia, kad ten atstatyti viską reikės. Šios funkcijos reikšmių srities pas mus yra nuo -1 iki 7. Mes kol kas paliekame šitą informaciją, o mažiausias teigiamas periodas yra pi iš 3. Ir mums reikia atstatyti, kas ten yra k, kas ten yra c. Kas liečia c dalyką, čia jau bus apie transformaciją. Bet dabar noriu akcentuoti, kad periodą jūs tikrai galite labai lengvai panaudoti. Kadangi periodas mūsų bazinė formulė, taip, yra kokia? Yra 2pi ir reikia padalinti tik koeficientas šitas veikia periodą. Nesvarbu, kad ten 4 plus c, nesvarbu. Tai gaunasi, kad 2pi iš k mūsų koeficientą, o mesgi žinome, kiek turi gautis. Turi gautis pi iš 3. Ir jūs gaunate lygtį tiesiog. Iš šitos lygties jūs man parašykite, kam lygus k jūsų rodiklis. Ir
Ir viskas pagal proporciją galite, išskaičiuoti, arba galite tiesiog įstatyti. Tai paskaičiuokite, kam lygus ką. 6, vat kažkas rašo, tai aš tikrai sutinku, nes pagal proporciją gaunasi, kad k kart pi yra 6 pi. Ir tada aš turiu, kad k yra 6. Tai labai lengvai jūs galite gauti čia vieną tašką, sakau, iš periodo. Man atrodo, kad jeigu žinot tik bazinę formulę, tai labai lengva viską išskaičiuoti. Dabar kas liečia tą reikšmių sritį. Dabar nespėsiu labai gražiai paaiškinti, bet tikiuosi kažkas gal ir supras. Reikšmių sritį įtakoja, taip sakykim, 2 dalykai. Vienas dalykas yra -4, kitas dalykas +c. Dabar mes šnekėsime ne grafiškai, o išspręskime per algebrą. Šiandien mes jau tokį dalyką darėm. Mes šiandien parašėm, kad bazinis grafikas sinuso, pradėsiu nuo sinuso, kad sinus x yra pas mus tarp minus vieneto ir vieneto. Mes tą žinome, kad neišeiname kitur mūsų reikšmės. Dabar aš matau, kad man reikia tas dalykas, ką jis veikia tik periodo. Jis neveikia reikšmių srities. Reikšmių srities tai čia pas mus iš funkcijų, tai paskaitos pagal OY. Tai gaunasi, kad tas dalykas, ką jis mums čia jokios reikšmės neduos. Mes dabar turime padaryti, kad būtų -4 sinusai. Aš dabar sinusai vertinau. Tai kiekvieną dalį dauginam kart -4. Primenu, kada dvigubą nelygybę dauginam kart minusą, reikia sukeisti vietomis kraštus, tus kraštutinius atsakymus. Tai tada per vidurį aš turėsiu -4 sinus x. Iš vienos pusės aš turėsiu -4 kart vienetas ir rašysiu, tada sukeisiu vietomis. -4, iš kitos pusės -1 kart -4, tai 4. Gerai, dabar turiu įvertinimą, kad -4 sinusai yra tarp šitų ribų. O man reikia, aš žinau, kad aš turiu gauti savo funkciją tarp -1 ir 7. Suprantate, mano funkcija šita, kuri duota +c, tas. Tai jis duoda man rezultatus, kad aš turiu atsidurti nuo -1 iki 7. Tai kiekgi čia turi būti, kad mano šitas rėžis į 7, o šitas rėžis į -1 pereitų. Tai kažkas man jau į čatą rašo, kad vietoj c turėtų būti 3. Tai tada mes tikrai galėsime pasakyti, kad šitos funkcijos reikšmių sritis yra nuo -1 iki 7. Šitas taškas, sakyčiau, buvo sunkesnis negu tas pirmas apie periodą, bet vis tiek toks įmanomas, net jeigu jūs neįsivaizduojate, kaip atrodo grafikas, vis tiek buvo įmanoma padaryti šitą užduotį. Ką, turbūt aš šiandien su savo pasakojimais baigsiu. Tiek greitai čia pavyko pasikartoti mūsų trigonometriją. Ir dabar, jeigu turite klausimų, dar porą minučių aš čia pabūsiu, tai galite parašyti į čatą arba tiesiog sakyti man.